Sveiki, čia Viktorija. Mūsų jau 100 valiau. Tai ta proga toks tiesiog būrimas bus su kitom kortom, negu įprastai darau. Tai naudosim Great Eastern Oracle kortas. Va, tokias. Pasižiūrėsim, kas mūsų laukia, kaip kolektyvo šią savaitę. Pirmą simbolius ištrauksiu, pasižiūrėsim bendrasis energija mūsų, energija kolektyvo. Bitelė, driežiukas arba salamandra, paukštis, krekštė čia turbūt ir drugelis. Tiesiog būsime darbingi, savaitė greitai bėgs, truputį transformacijos kažkokių dalykų įvyks, gali būti, kad pokyčiai darbe arba asmeniniam tobulėjime. Pasižiūrėkim dar kažką. Mėnulis su katinėliu, širdelė ir kas čia tigras atrodo tigras arba šiaip katinėlis Rainas. Tai greičiausiai bus tie pokyčiai susiję su mūsų asmeniniu tobulėjimu, gal meilės srityje, truputį emocionalus jausimės, bet labai gerai kontroliuosime tas savo emocijas. Va. Ir savo meilę, savo širdį atkreipsim dėmesį. Gerai, pasižiūrėkim, kas laukia šią savaitę kolektyvo. Kas laukia kolektyvo. Gerai, nelabai nori kristi pačios. Priešas tamsoje. Atsigręžkite į savo vidinį vaiką pagalbos. Gali būti šitas priešas tamsoje, tai nebūtinai apie kažkokią blogumą kalba eina. Tiesiog šitą kortą siūlo su savo vidiniu vaiku susitaikyti. Gali būti tas priešas, tai tiesiog nežinomybė, galbūt esate tam tikroj tamsoj, nežinote, ko imtis, arba savo svajonės truputį pamiršote, užstrigote kažkur. Tai atsigręžkite į savo vidinį vaiką ir sužinosite, ko iš tikrųjų trokštate. Mūsų vidinis vaikas labai puikiai žino, ko nori iš gyvenimo ir užsispyręs to siektų. Mes, kai buvom maži vaikai, juk visada žinojom, ko norime, užsispyrę to siekdavom ir visada užduodavom labai daug klausimų suaugusiesiems ir aplinkai aplink mus. Tai va, tai ši korta taip pat irgi primena prisiminti savo vidinę vaikystę. Ir kartais aš labai mėgstu apie vidinį vaiką kalbėti, apie tai, kad mes, kaip sakiau, kai buvo maži vaikai, puikiai žinojom, ko norim. Ir dažnai vaikų klausė, ko būsi užaugęs, ne? Ir visi turėjom atsakymą kažkokį. Tai būsiu mokytojas, būsiu auklėtoja, būsiu ten pardavėja, būsiu policininkas ar gaisrininkas. Šituose atsakymuose yra labai daug tiesos apie mus iš tikrųjų kaip žmonės. Jeigu ten norėjom būti policininku, galbūt pas mus labai teisingumo jausmas yra stiprus. Ir gali būti, kad savo gyvenime iš tikrųjų einate teisės sritimi arba siekite teisingumo vardan kitų. Jeigu patikdavo pardavėją žaisti, galbūt jūs labai daug gebate gerai bendrauti su žmonėm ir dirbate su žmonėm dabar. Va. Ir jeigu kartais dabar esate tokioj kryžkelėj, toj tamsoj, va, tai prisiminkite, kuo norėjote būti vaikas būdamas. Ir atraskite tas savybės, kurios iš to noro išryškėtų. Va, ir sužinosite, ko norėjote, ko trūksta jūsų gyvenime.
Ir kitą kortą pakėliau, atsipalaiduokite, su šauktuku net, neplaukite prieš srovę. Na va, ir iš tikrųjų, susidurkite su savo vidiniu vaiku ir paklauskite jo, ko jis nori ir tiesiog atsipalaiduokite. Va, eikite pasroviui, čia gal nesako eiti pasroviui, bet sako, neplaukite palei srovę. Įsigykite laivą. Tas laivas jūsų gali būti jūsų įsigelbėjimas iš gyvenimo srovių. Va, o tas laivas bus būtent tai, ką jums vidinis jūsų vaikas duos. Gerai, pasižiūrėkim su taro kortom. 6 taurių. Galite jausti nostalgiją kažkokią, nu va, vėl apie vaikystę turbūt. Va. Arba kaip tik korta sako, pabūkite truputį nostalgiški, prisiminkite savo praeitį, gerus laikus. Gali būti, kad kažkoks žmogus sugrįš į jūsų gyvenimą, ar jūsų buvęs partneris, ar šiaip kokie draugai seniai užmiršti, ar tiesiog nebūtinai užmiršti, bet seniai nebendravę su jais. Ir gražiai kartu pasikalbėsite, prisiminsite praeitį. Va, galbūt atsinaujins tie ryšiai. Savo vaikystės draugus prisiminkit. O čia kiek kortų atsiverti. Dar viena korta, kuri sako atsipalaiduoti, 4 kardų. Sako atsipalaiduokit, truputį pažiūrėkite iš šalies į įvykius savo. Va, dar šitą kortą papildo. Va. Pasižiūrėkite iš šalies į savo situaciją ir pabūkite savo to vaiko batuose, ką jisai galvotų apie tai, ką jūs dabar darote ir ką esate pasiekęs. Galbūt jau pasiekėt viską, ką jūsų vaikas, vidinis vaikas galėjo tikėtis, kad pasieksite. Va. Ir tiesiog atsipalaiduoti. Kitos 2 kortos, 6 lazdų, sėkmės korta ir saulė. Tai va, 2 sėkmės kortos iškrito jums atsinaujinimo kažkokio gerovės. Tai va, šitas nostalgija, tas grįžimas į prisiminimus, jūs pastumės į naujas pradžias ir imtis savo gyvenimo. Va, pasižiūrėsiu dar iš knygutės, kadangi taro kortos dar tebesimokau. Tai va, kurgi mūsų ta saulė. Nu ir kaip ir sakiau, laimė, sėkmės korta, džiaugsmas, pasitikėjimas savimi, teisybė, gausa, stiprybė, gyvybingumas ir viskas toks džiaugsmas vidinis. Bus labai daug džiaugsmo ir laimės į jūsų pusę ateis. Jūs įgysite užsitarnauto pasitikėjimo savimi ir pasikliausite savo tikslais ir juos pasieksite. O 6 lazdų taip pat sėkmė, jau irgi sakiau, kad 2 sėkmės kortos, triumfas, pergalė, apdovanojimai ir pripažinimas. Gali būti net kažkokį paaukštinimą ar pagirimą gausite. Ši korta primena, kad priimtumėte savo dovanas vidinės, savo talentus ir savo sėkmės pilnai. Pasidžiaugtumėte savo sėkmėm. Va. Ir dalinkite savo šviesą, savo sėkmę su kitais. Švęskite kartu. Ši korta primena, kad mes visi esame gimę su unikaliu tikslu ir tos svajonės nėra skirtos mums tam, kad jų neišpildytume. Nu va. Ir panašu, kad eisime tas svajonės pildyti, turėsime daug drąsos ir sėkmė lydės mus. Va. Gerai, labai smagu. Tai tas mūsų vidinis vaikas padeda mums sugrįžti į savo kryptį, ten, kur mus traukia. Kita korta sakė atsipalaiduoti. Ta pat ir taro kortos mums pabrėžia, kad truputį
Prisiminkite save, nostalgiškai pasižiūrėkite į praeitį, savo vaikystę, gražius prisiminimus iškelkite į paviršių ir truputį atsipalaiduokite, pažiūrėkite į savo gyvenimą iš šalies ir tada galiausiai ateis pas jūs sėkmė ir pergalė. Eisite su ryžtu ir pasitikėjimu savimi į savo užsibrėžtus tikslus ir savo svajones, kurias galbūt tas vidinis vaikas jums priimins. Daug žmonių sveikdami nuo įvairių savo gyvenimo problemų ir situacijų turi išgydyti savo vidinį vaiką. Bet ir daugam tas pasiseka su tuo savo vidiniu vaiku susitikti ir su juo susitaikyti. Bet po vidinio vaiko ateina vidinis paauglys, kuris nori maištauti prieš visą pasaulį ir viskam priešintis. Va, ir galbūt imtis tokių neįprastų dalykų savo gyvenime. Tai kartais reikia ir tą patenkinti norą, kažką 11, jeigu skaičiai aktualūs, kažką tokio nuveikti, kas truputį prieštarauja visuomenės normams arba jums patiems jūsų tradicijai kažkokiai. Na gerai, kalbėsiu apie kortas. Fortūnos ratas, dar viena sėkmės korta iškrito, nors fortūnos ratas tradiciškai taro sukasi ir ne visada atsisuka gerąją prasme, bet kitos kortos irgi yra geros. Čia ne taro korto, šitoj kaladėj čia yra sėkmė ir tinkamas laikas. Va. Ir dabar tas fortūnos ratas sukosi ir atsisuko jums, jūsų naudai. Tai va, sėkmės kortų kiek turime. Ir pasirinkimai ir pasiekmės. Gausybės puota. Apskritai, o vėl ta bitelė, kurią mes čia turėjom. Prisimena, kad jūs savo darbu, pastangom savo ir tiek savo darbu tuo, kuriuo dedate duoną ant stalo ir tuo darbu su savimi, savo vidiniu darbu, su savimi, su savo vidiniu vaiku ir vidiniu paaugliu, jūs labai daug nuveikėte. Ir dabar ateina ta gausybės puota, kai pasidžiaugiate savo pasiekimais, savo asmeniniu tobulėjimu. Tai yra jūsų pasirinkimų pasiekmės. Ir tie pasirinkimai buvo geri, nes sunešė gausą jums. Dabar kita korta, nykstantis veidrodis, ego sublimacija, pasinerimas čia turbūt, ne? Šita korta kalba apie tai, kad mes labai kreipiam dėmesį į tai, kaip mus mato visuomenė. Ir ši korta ragina nesistengti įtikti kitiems. Gali būti, kad ir tas vidinis vaikas mūsų labai dažnai stengiasi įtikti tėvams, įtikti seneliams, būti geras vaikas, geras mokinys ir visa kita. Ir tą norą įtikti mes nešamės iki pat savo suaugusio gyvenimo, kol išmokstame, kad neįtiksime visiems. Va. Ir tada tas veidrodis išnyksta. Nes mes tarsi veidrodžiai bandom atkartoti žmonių lūkesčius, kuriuos įsivaizduojame, kad jie iš mūsų tikisi. Va. O kai kurie ir tiesiai šviesiai pasako savo lūkesčius. Ir tai atvaizduoja juos mumise. Ir kai stengiamės visiems įtikti, tai labai, kaip pasakyti, panardina mūsų ego, mus panardina kažkur giliai ir savęs tada reikia ieškoti vėl iš naujo, kapstytis ir vėl su savo vidiniu vaiku susitaikyti. Va. Tai šita korta primena, kad nesistengtumėm įtikti pasauliui, o labiau stengtumėmės įtikti savo visų pirma. Va. Gerai. Kokį patarimą galime duoti dar? Apsauga ir susidėliojimas į vietas. Atšaukite savo jėgą, tai yra
pasiimkite atgal savo jėgą, nutraukite grandinės arba ryšius ir sielos atgavimas sielos. Ir kitą kartą sudėliokite į vietą savo gyvenimą. Kas reikia sudėlioti ir kam reikia pokyčių. Na va, tai iš esmės šitos kortos kalba apie geresnės ribas, kad truputį išmoktumėme brėžti ribas, mato čia tokius iksus kaip ir laiko, ne? Saugosi žmonės. Ir kartais tų ribų reikia, kad mes galėtumėm savo gyvenimą sudėlioti į vietas. Va, dabar jūs būtent sudėliodami savo gyvenimą į vietas, tai sužinodami, ko norite, ko trokštate, sužinote, ko trokšta jūsų siela, jūs tarsi nutraukėte visus ryšius, kurie jums nereikalingi, kurie jūs slopina, kur traukia iš jūsų energiją. Atgaunate savo galią ir atgaunate savo sielą. Labai įdomios kortos, patikslinsim dar. Patikslinam apsaugą, savo sielos atgavimas. Avalono sala, sveikimas, grįžimas į pilnatvę, transformaciją. Tai va, aš šitos kortos čia prašiau. Va, apsaugos, ką reiškia apsauga. Tai tiesiog mes sveikstame, grįžtame į pilnatvę, į save ir taip transformuojame save iš savo sergančio mūsų į pasveikusį save. Va, tarsi čia tokia oazė atsigavimo. Pasižiūrėsim kitką. Metamorfozė, vėl kalba apie transformaciją. Priimkite transformaciją, dalykai dabar kitokie. Ir toliau darome bangas. Pagreitis auga, dabar jūsų laikas ir pasiekimai. Tai jau mums Saulės korta sakė, kad pasieksite savo tikslus. Ir apskritai, Fortūnos ratas sakė, kad jau laikas. Tai kažkokius, jeigu darbus esate numatę, ar planus, ar projektus pradėti, tai ar kažkokią asmeninio tobulėjimo kelią, tai jau laikas tą bangą pradėti daryti. Va, pagreitis auga jūsų gyvenime ir atėjo laikas ir viskas jums pasiseks, pasiekimai. Va. Dabar dar grįžtant prie tų klausimų, kas reikia mums surikiuoti. Dvi kortos sako transformacija. Tai transformacija yra toks pokytis, ane? Tai apskritai kortos sako, kad jūs tarsi grįžtate į save, tarsi surankėjote iš dalelių save ir savo sielą ir tampate vėl pilnas. Va. Tai, o tas dalelės jums išbarstė jūsų gyvenimo sunkumai, jūsų pamokos, kurias išmokote, kurias gavote, ir turbūt žmonės, kuriuos sutikote, ir jūs patys truputį stengdamiesi įtikti vieni kitiems, va, kaip tas veidrodis, atspindėti vieni kitus, truputį subirėję galėjot būti. Va, ir dabar ateina toks laikas, kai tarsi suklijuojate į save į vieną visumą ir pasveikstate, va, atgaunate savo sielą. Ir kortos sako, priimkite šią transformaciją, nes tie pokyčiai jums reikalingi. Kad apsaugotumėte save, va, ir kad būtumėte stipresni. Gerai, ką dar apie stiprybę reikia mums žinoti, kokias čia kortas, vienos kaladės neišsiėmiau. Sakau, ko čia tiek vietos ant stalo. Gerai, kokios stiprybės čia mums reikia. Ką apie transformaciją reikia žinoti daugiau. Ką apie transformaciją reikia žinoti. Išmintis. Tai šitą išminčiai jūs pasitelkėte visą savo išmintį. Gali būti, kad ir partnerystę pasitelkėte. 2 dėl skaičiukų sakau.
gali būti, kad dalinsite savo išmintimi su kitais ir tokiu būdu tarsi transformuosite savo gyvenimo rolę iš mokinio į mokytoją. Va, gali ir tai būti. Ką dar sužinoti, ką apie išmintį žinoti. Balansas ir grožis. Tai jūsų išmintyje slypi grožis, o tas grožis yra balansas, tai paprastai tiesiai šviesiai kalbant. Va, čia 20 vėl to ryšio gali būti poreikis su žmonėmis, su gamta, čia toks kaip ir gamtos grožis. Va, apskritai jūs savo gyvenime, vat kaip ir ta korta sakė, kurgi dabar žinai. Surikiuoti save reikėtų savo gyvenime. Tai klausė jūsų, ką reikia surikiuoti, ką reikia keisti, o kitos kortos sakė transformacija, pokyčiai. Tai jūs tarsi atrandate gyvenime grožį ir jį subalansuojate. Savo vidinį su išorinį, aš savo materialinę pusę gyvenimo su asmeninio tobulėjimo pusė. Viską tarsi surikiuojate savo gyvenime į vietas. Tai būtent tą ir klausia, kas reikia surikiuoti. Tai jūs, naudodamiesi savo išmintimi, atkuriate balansą savo gyvenime ir grožį. Gerai, čia patrauksiu šitas kortas, nebetilp ant stalo. Gerai, pasižiūrėsim dar. Vėl gamta. Augimas ir neramumai. Gali būti, kad jūsų prigimtis, nes gamta ir prigimtis toks angliškas vertimas labai dvejopas. Tai aš mėgstu apie prigimtį daugiau kalbėti negu apie gamtą. Jūsų prigimtis kartais augimui jūsų sukuria tokių neramumų gyvenime. Truputį gali būti, kad patys savo problemą pasidarom. Va. Bet tos problemos yra mūsų augimui. Va. Tai va. Arba apskritai gyvenimo tokia prigimtis, kad kažką vis kažką tokio sumaišo, sujudina mūsų gyvenime, kad leistų mums augti. Dabar man dar va šita varna primena dar tokį tarsi iš vaikystės iš paauglio ir iš paauglio į suaugusį. Tarsi pereina ta varna, nes toks jaunas paukštis atrodo. Tarsi vat užaugo, dabar išmoks skristi, tarsi pasiruošė skrydžiai savo. Va. Tai ir jūsų prigimtis, jūsų natūra, jūs moko labai daug ir dabar tarsi ir jūs tarsi pasiruošę tam skrydžiui esate, va, išpildyti savo svajones ir savo esybę, savo asmeninį tobulėjimą. Jau iš simbolių sakiau, kad transformacijos laikas asmeniniam tobulėjimui ir kortos panašiai irgi kalba, kad dabar labai geras laikas judėti šią kryptim ir surikiuoti savo gyvenimą. Va, gerai, pasižiūrėkim, ką protėviai mums dar patars. Patarimą iš protėvių. Išmintingoji. Aukite savo dabartinėje situacijoje. Na va, apie augimą dar kartą. Ir žemės sergėtojas, išlikite įsišaknyjęs ir įsižeminęs. Va. Nepamirškite savo šaknų, savo protėvių tuo pačiu, kad ir kaip siekiate savo svajonių, neskraidykite padebesiais, žinokite savo vertybės ir galimybės, kuriomis žengiate. O kita korta sako, aukite ten, kur esate. Va, nes kitaip mums aukti ir neišeina, turim iš kiekvienos dienos aukti ir va, čia tas varna, čia augimo korta.
turime augti iš tų situacijų, per kurias einame šiuo metu, nes praeityje ar ateityje mes nieko negalime padaryti, tik tai šiandien. Va, ir tik tai šią situaciją galim kontroliuoti. Va. Man noris dar kažkuria kaladę pasiimti nuo sienos. Pasižiūrėsiu. Mes truputį kalbėjom apie savo vidinio vaiko sveikimą, susitaikymą su juo ir perėjimą į kitą etapą. Tai sveikimo kortas noriu pažiūrėti. Tikra meilė niekada negali būti prarasta. Ir čia matote daug tokių esybių, kurios visos eina į tą šviesą. Man primena šitą kortą apie tai, kad mes visi esam šviesos esybės ir kilę iš šviesos. Ir mumise visada slypi meilė. Tik tai kartais tą šviesą mums prislopina kas nors. Ateina kažkokia tamsa, kur čia kalbėjom, priešas tamsoje. Tai labai užbaigia gerai mūsų būrimą šitą, nes panašiai kortos pradžia ir pabaiga. Tarsi tamsoje atradom savo užslėptą vidinį vaiką ir su šviesa, su vidinė meilė jį išgydom ir tarsi uždegam tą šviesą iš naujo. Va. Ir kaip sako, tikra meilė niekada nemiršta, niekada nedingsta. Tai mumise visada yra ta meilė ir ji rusena. Va. Ir tik tai nuo mūsų priklauso, kaip mes dalinamės jie su žmonėm, su aplinka savo. Taip pat šitos esybės man primena ir mūsų protėvius, kurie su meilės energija mus stebi iš kažkur, iš kitų pasaulių ir mus remia, globoja, va, ir padeda sveikti tuo pačiu. Va. Tai šita meilė visada pas mus yra. Va. Tai va. Tai va, tai tokia ši savaitė truputį dirbame su savo vidiniu aš, susitaikome su savo vidiniu vaiku ir vidiniu paaugliu. Va. Ir išlaisvinam save, savo sielą, atgauname savo jėgą apskritai, einame su išmintimi, nustojame stengtis įtikti kitiems ir apskritai einame į šviesą ir į sėkmę. Va. Dabar geras laikas imti savo svajonių įgyvendinimo, eiti mokytis, eiti ieškoti mokytojo, galbūt patiem tapti mokytoju. Va, kaip ir sakiau, galbūt jūs iš mokinio į mokytoją tampate, pereinate į naują etapą gyvenimo. Va. Ir apskritai jūsų visas darbas su savimi ir su jūsų kasdieniu darbu jums dabar suneša tokią didelę puotą, kur galėsite mėgautis vaisiais savo darbo, va, ir įdirbio viso. Taip pat kortos sakė, prisiminkite savo gyvenimą, gražius prisiminimus, gražius, atkurkite savyje, galbūt ir koks draugas senas sugrįš į jūsų gyvenimą ir padės tą prisiminti. Ir pagalvokite, kaip sakiau, ko norėjote būti, kai užaugsite ir kuo tapote. Va, galbūt kažkas liko neišpildyta. Va. Aš atsimenu, vaikystėje labai Gustavo enciklopediją vaidindavau, kad kažkam pasakoju. Va, ir dabar pasakoju jum negamindama, bet pasakoju kažką kamerai. Tai va. Tai mano vidinis vaikas džiaugiasi. Nu va, tai šitaip. Tokia savaitė jūsų, ką čia dar papildyti. Prisiminkite, kad saulė jums šviečia, gyvenimas, kad ir kaip tas fortūnos ratas sukasi, jisai kartais atsisuka ir tamsėja pusė, bet šiuo metu ateina toks prašviesėjimas ir labai toksai atsiveria labai geras toks, sakyčiau, portalas arba laiko toks tarpas geras, kai labai
daug energijos turite žengti į priekį su savo tikslais ir savo svajonėm. Va. Tiesiog energingas laikas labai. Ir prisiminkite, kad mumise visuose slypi meilė ir eikite, darykite savo gyvenime sprendimus su meilės energija. Va. Tai tokia šią savaitę. Būkite laimingi, būkite mylimi, pasimatysime kitą kartą. Iki.